Mano brangūs broliai ir seserys. Šiandienos Evangelija mums pateikia palyginimą apie žmogžudžius vynuogyno nuomininkus. Jėzus pasakoja istoriją apie nuomininkus, kurie gavę vynuogyno savininko sūnų, nusprendžia jį nužudyti, kad pasisavintų paveldą. Ir žinoma, Jėzus kalba apie savo paties kančią. Vynuogynas reiškia Izraelio tautą. Nuomininkai reiškia tautos vadovus. Palyginimo pabaigoje Jėzus pasako gilią frazę. Akmuo, kurį statytojai atmetė, tapo kertiniu akmeniu. Čia matome dinamiką, kuri eina per visą išganymo istoriją. Viena vertus yra dieviškasis išrinkimas. Dievas pasirenka tuos, kuriuos nori, kad jie vykdytų jo valią. Kita vertus atsiranda žmogiškas pavydas. Taip buvo su Abeliu. Jis buvo malonus Dievui ir iš pavydo Kainas jį nužudė. Taip pat buvo ir su Juozapu Egipte. Jį Dievas pasirinko, kad išgelbėtų savo tautą. Tačiau jo paties broliai, kupini pavydo, norėjo jį nužudyti. Taip atsitiko ir su Jėzumi. Tačiau ši kova tarp Dievo išrinkimo ir žmonių pavydo yra dar senesnė. Ji prasidėjo dar prieš žmogaus sukūrimą. Pagal bažnyčios tradiciją, kai Dievas atskleidė savo planą angelams, jis parodė jiems, kad jie turės tarnauti Jėzui Kristui, Dievo sūnui, tapusiam žmogumi. Ir daugelis angelų to nesuprato. Kaip jie galėtų tarnauti žmogui, kuris yra trapus ir sudarytas iš kūno ir kraujo? Tuomet kilo maištas. Pavydas paskatino šėtoną ir jo angelus sukilti prieš Dievą. Mano broliai ir seserys, ta pati dinamika tęsiasi ir mūsų gyvenime. Dievas kiekvienam žmogui suteikia skirtingas dovanas. Tai, kad Dievas davė man, galbūt nedavė kitam, o tai, kad Dievas davė mano broliui, galbūt nedavė man. Tačiau tai nėra priežastis pavydui. Priešingai, taip Dievas kuria harmoningą kūną. Kaip žmogaus kūne, ne visi organai mato, ne visi organai girdi, ne visi turi rankas veikti, tačiau kiekvienas turi savo funkciją. Taip yra ir bažnyčioje. Kristus yra galva, o mes esame kūnas. Be galvos kūnas praranda savo tapatybę. Todėl turime džiaugtis. Dievas pasiuntė į pasaulį savo mylimą sūnų. Jėzus yra panašus į mus savo žmogiškumu, tačiau pranoksta mus visomis dorybėmis. Jis nėra pavydo objektas. Jis yra Dievo dovana mums. Todėl nebūkime kaip šėtonas, nebūkime kaip žmogžudžiai vynuogyno nuomininkai, nebūkime kaip tie, kurie iš pavydo nužudė Jėzų. Nežudykime Jėzaus savo širdyje, pavydami savo broliams. Dievo kelias yra kitoks. Tai kelias, kuriame kiekvienas gauna dovanas, kad mums reikėtų vieniems kitų. Todėl džiaukimės, matydami, kad ir mūsų broliai yra Dievo išrinkti. Te laimina jūs Dievas.